Iš smėlio mes galim pasidaryti stiklą. Kad tai padarytumėm, mums reikia labai aukštos įtampos. Tai galim gauti su šito. Čia yra mikrobangų krosnelės transformatorius. Jisai Iš 220 voltų sugeba padaryti apie 2000 voltų. Bet net ir to mums nepakanka. Mums šitą įtampą reikia dar paaukštinti. Ir tai galime padaryti prie mikrobangės transformatorius prijungus mikrobangės kondensatorių, kurį gavome iš Lemon Electronics parduotuvės. Dabar sujungus transformatorių su kondensatoriumi mes gaunam Rezonuojančią grandinę. Jinai leidžia mums įtampą pakelti dar 10 kartų ir gaunam apie 10 000 voltų. Turint visą sistemą, galime savo elektrodus merkti į smėlį ir smėlyje su išlydžio pagalba mes lydysime pavienę smėlio daleles, jas versdami į tokį daugmaž vienalytį stiklo gabalą. Ačiū Lemon Electronics už paskolintą kondensatorių. Jeigu jums reikia atsarginių buitinės technikos dalių, kreipkitės į Lemon Electronics parduotuvės.